Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Švento Arkangelo Mykolo globos namuose žmonės džiaugiasi moderniomis darbo ir gyvenimo sąlygomis. Botanikos sode prisimintas ne tik duonos kelias, bet ir senovinės tradicinės virtuvės ypatumai. 8 kartą surengtas paramos renginys Vakaras prie laužo. Švento Arkangelo Mykolo globos namų bendruomenė džiaugiasi iš išorės ir viduje modernizuota įstaiga. Investavus daugiau nei 500 000 litų apšiltintas pastatas, įsigyti nauji baldai, virtuvės įranga, automobilis. Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo globos namuose visada stengiamasi, kad gyventojams būtų sudarytos kuo geresnės gyvenimo sąlygos. Anot globos namų direktorės, labai gerai, kad dabar galima gauti ES paramą įvairiems projektams. Jų dėka galima sudaryti ir gerinti sąlygas ne tik gyventojams, bet ir darbuotojams. Įgyvendinant vieną tokių projektų buvo kapitaliai rekonstruotas vieno įstaigos korpuso pastatas, suremontuoti kambariai, pakeisti baldai. Vykdant šį projektą, tai mes norėjom pirmiausia padidinti šiluminę varžą pastato, kad mažiau reikėtų mokėti už šildymą. Antra, buvo įrengta vidaus patalpos atnaujinta, nes labai reikėjo remontų. Kas liečia koridorius, kambarius, sanitarinius mazgus, tai tikrai jau buvo labai pribrendęs reikalas, nes galvojom, kad jau net gėda užeiti į kai kurias patalpas, buvo tikrai labai apsileidę jau. Ir šiuo projektu mes iš tikrųjų visus tikslus pasiekėm, kokių mes norėjom. Pastatas apšildytas, įrengti kambariai naujai. Nupirktos naujos funkcinės lovos labai geros, valdomos pulteliais, spintelės prie lovų su pasukomais staliukais, kas irgi labai yra gerai neįgaliesiems žmonėms. Siekiant gerinti paslaugų kokybę, gyventojų komfortą ir personalo darbo sąlygas, moderni įranga nupirkta ir į globos namų virtuvę. Taip pat įsigytas ir naujas specialus automobilis. Buvo nupirkta kompiuteriai, virtuvės įranga visiškai atnaujinta, įsigyta nauja konvekcinė krosnis, kurioje maistas yra daug geriau pagaminamas, nenaudojama riebalai, jis yra daugiau troškinamas ir tai yra sveikesnė mityba, ypatingai seniem ir pagyvenusiems žmonėms. Valgykloje yra nauji stalai, naujos kėdės, kur žmogui iš tikrųjų yra patogu atsisėsti, nes jos yra su porankiais, jisai gali rankas pasidėti. Taip kad viskas padaryta dėl žmogaus. Įsigytas naujas automobilis, skirtas pervežti neįgaliesiems, nes iš ties mes turime 60 gyventojų ir mums reikia juos vežioti ir į konsultacinė poliklinika, ne tik Marijampolėje, bet ir į Kauną, ir į Vilnių reikia vežti. Daug yra patogiau, nauja mašina, mes visada būnam garantuoti, kad savo tikslą su nauja mašina pasieksime be jokių problemų. Nes iki to turėjo mašiną, tai būdavo problemos, išvažiuoji ir nežinai, ar tu laimingai nuvažiuosi ir grįši. Dalis ES paramos panaudota moderniems kraujospūdžio aparatams, termometrams, kineziterapijos įrangai įsigyti. Be to darbuotojams buvo surengti ir individualios priežiūros mokymo kursai, davė daug psichologinių žinių, bendravimo su klientais įgūdžių, kitų kompetencijų, būtinų dirbant su globos namuose gyvenančiais žmonėmis. Iš tikrųjų, tas projektas labai davė didelę ekonominę mums naudą ir pagerėjo gyventojų gyvenimo sąlygos. Visi sanitariniai mazgai yra pritaikyti neįgaliesiems, visur yra porankiai sudėta, dušai ir atnaujintas pastatas, tai yra labai puiku ir iš tikrųjų miela jame gyventi. Bendra projekto vertė 567 000 litų. Projektas finansuotas iš ES 2007–2013 metų struktūrinių fondų lėšų.
Savaitgalį į tradicinį renginį Duonos kelias pakvietė Marijampolės botanikos sodas. Čia buvo galima daugiau sužinoti apie javų auginimą, buvo pademonstruotas duonos kelias ir kiti senovinės tradicinės virtuvės ypatumai. Karužų kaime tradicija tampa duonos kelias. Nors lietus ir bandė sugadinti šventę, tačiau žiūrovų neišgąsdino, o jie turėjo galimybę daug ko sužinoti, pamatyti ir išbandyti. Pirmiausia, visi ėmėsi svarbiausio darbo – javų kirtimo. Folkloro kolektyvų palydėti į javų laukelius nešini dalgiais išėjo senieji kaimo gyventojai. Jie kirto javus, o moterys rišo į pėdus. Buvęs agronomas, o dabar Seimo narys Albinas Mitrulevičius papasakojo apie javų kilmę, įvairias jų rūšis, mokslinės naujoves. Yra iš tiesų daug duoninių javų, iš kurių yra kepama, gaminama duona, bet tradiciniai tokie ir pagrindiniai javai tai yra būtent rugiai. Tai žieminiai rugiai, gali būti ir vasariniai rugiai selekcininkų išvesti, bet iš rugių tai būtent pagaminama pati kokybiškiausia, rauginta, pečiui kepta duona, kuri tikrai, aš manau, visiems patinka ir visi ją labai brangina. Rugiai, sakyčiau, tokie jie nėra reiklus, jie dirvožemiui, jie gali augti lengvuose, rūgštesnėse dirvose ir pakankamai duoda neblogą derlių, kur yra kuliama iš hektarų nuo 3 iki 5 tonų. Kadangi pjovėjams teko nuimti kelias javų rūšis, tai pertraukose tarp darbų, pjovėjų ir šventės dalyvių laukė vaišės. Šunskų krašto šeimininkės vaišino senoviniais valgiais, įvairių rūšių blynais, pagardintais naminėmis uogienėmis. Kepam ruginius blynus, iš ruginių miltų raugintų kaip duonai. Ir dar kažkokius, sakyt, kepsit? Ir kepam dar miltiniai blynai su krekenom. Iš kur čia tie receptai, tokie senoviški turbūt? Taip, senoviški, čia jau iš senų laikų. Čia ir miltiniai, razaliniai. Ir paprasti, suvalkietiški turbūt, ar sūdubiški. Ir pirmas įk tokius valgo? Ne, dar valgė basanavyčiniai razalinius. Bet namuose neišsikepa turbūt? Kepu ir ant laužų kepu. Net ir lauke kepu. Ne naujiena, bet vis tiek kaip šventėje, tai kitaip. Kitaip skaniau, daug skaniau. Pasistiprinus blynais buvo galima stebėti senovinį sviesto mušimo būdą ir jo paragauti su naminė duona, užsigerti žolelių arbatomis, paskanauti kitų gardumynų. Tautodailininkė iš Veisiejų Danutė Juškienė visus norinčius mokė vilnonių siūlus dažyti natūraliomis augalų ištraukomis. Vieno iš šventės organizatorių Marijampolės gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties direktoriaus Arūno Balsevičiaus nuomonę, žmonėms reikia priminti nykstančius senovinės tradicinės virtuvės ypatumus, nes jie daugiau žinomi tik vyresnio amžiaus ir kaimo žmonėms. Dar viena tokia įdomybė yra, kuri sulaukė daug tokių diskusijų organizatorių, tai reiškia vištos pešimas ir išdarinėjimas ir aptarimas. Tai yra mūsų senovinės kaimo buities parodymas. Aš manau, kad daugelis dalykų nėra taip žinoma miesto žmonėms, o gal Marijampolėje daugiau, tačiau didžiuosiuose miestuose, tai aš manau, tai didelė egzotika ir atrakcija. Džiugių akimirkų šventės dalyviams suteikė net keli meno kolektyvai iš Vištyčio, linksmino Kauno Vytauto didžiojo universiteto folkloro ansamblis Linago. Mugėje buvo galima nusipirkti pagal įvairius receptus iškeptos naminės duonos, tautodailės dirbinių, ekologiškos kosmetikos ir kitų gaminių. Praėjusio penktadienio vakarą Lenskų sodyboje Vekeriautiškės kaime surengtas tradicinis paramos renginys Vakaras prie laužo. Jame skambėjo atlikėjo autorinė kūryba ir visiems žinomų bardų dainos, spragsėjo laužas, garavo arbata ir visi buvo vaišinami ant laužo virta sriuba. Renginyje buvo renkamos lėšos onkologinėms ligoms sergantiems vaikams.
Jau 8 kartą Šunskų seniūnijos Vekeriotiškės kaime įsikūrusioje Irenos ir Algio Lenskų sodyboje skambėjo gitarų muzika. Tradicinėme renginyje Vakaras prie laužo gausiai susirinkusi publika klausėsi atlikėjų autorinės kūrybos ir visiems žinomų bardų dainų. Tu padainuok šaunus berenioke iš Suvalkijos lygumų, nes tu ir vėjas šitaip moka, pašvilpau tyliai prie namų. Tradicinio renginio organizatorius Rimantas Lekeckas pripažino, kad kiekvienais metais vis sunkiau surasti dar negirdėtų šio žanro atlikėjų. Šįmet biskį tokį formatą sugalvojom, kad iki pertraukos grojom savo kūrybos dainas, o po pertraukos grojom biskį dainas, kurias visa publika žino, kad galėtų kartu paniuniuot, padainuot, kad biskį būtų linksmiau. Du juozai, kurie pastoviai dalyvauna, ir Agnė čia sukūrus tokia grupelė mokinių, kurie pabaigs mūsų vakarą. Ir Žydrūnas Naumavičius vien tik gitarą pagros, o dabar pradės antrą dalį. Vienu žodžiu, yra ir naujų veidų, yra ir smarkiai senų ir patyrusių. Šį kartą vaizdingos gamtos prieglobstyje susirinkusiai publikai pasirodė vien tik marijampoliečiai, 4 solistai ir grupė. Mane sužavėjo būtent, kad tai yra nuostabus vakaras ir jame yra malonu būti. Pernai teko dalyvauti kaip žiūrovui, sakiau, kitais metais būtinai aš dalyvauju. Taigi taip ir atsitiko ir aš dalyvauju. Pradžiai viena, o paskui su kompanija būsiu. Tai yra nuostabu, kad tokie renginiai vyksta, kad jie gali vykti, kad žmonės turi kur susirinkti, būti. Fantastika. Vakare, skambant muzikai, spraksėjo laužas, garavo arbata, visi vaišinosi sriuba, kurią ant laužo virė Antanas Baliukevičius. Kaip visuomet renginyje buvo renkamos lėšos Vytauto Kernagio fondui. Šį kartą vakaro dalyviai paaukojo 800 litų. Jie bus skirti onkologinėms ligoms sergančių vaikų kultūriniams poreikiams tenkinti. Vaikam tom lygom sergant, jiem organizuoja ligoniniai įvairias meno pamokas, susitikimus su įvairiais muzikantais, va tom pamokėlėm ruošti ir viso ko reikia kultūriniai programai, kurie galėtų panaudoti tiem vaikučiam sergantiem. Jau durys uždarytos, o ateities naktį nedrįsčiau piešt. Vis vien nuplaus lietus, net svajonės mažytės, einu it neregys, ieškodamas prasmės. Savivaldybės tarybai miesto parkus paskelbus nerūkymo zonomis nuomonių pasigirsta įvairių. Vieni marijampoliečiai tokį žingsnį sveikina ir džiaugiasi, kiti sako, kad rūkantieji visai netrukdo. Siekiant apsaugoti visuomenę, ypač vaikus, nuo priverstinio kvėpavimo tabako dūmais ir pasyvaus rūkymo kenksmingo poveikio sveikatai, savivaldybės tarybos nariai nutarė uždrausti rūkyti visuose miesto parkuose, rūkantiems įrengiant tik atskiras tam skirtas vietas. Jono Basanavičiaus aikštėje nerūkymo zona paskelbta jau kur kas anksčiau. Marijampoliečiai tokį sprendimą vertina įvairiai. Vieniems rūkantieji visai netrukdo, kiti tarybos nariams dėkoja už šaunią iniciatyvą. Šaunuoliai jūs taip ir padarykit, seniai reikėjo. Negali iš laiptinių sunkiai iškovoji, vos mušt negauni, kol išgrūdi. Taip buvo man, taip aš rūkymo negaliu pakęsti ir iš laiptinės svariau, tai jau, o ką tu čia sako, darai. Ir jūs šaunuoliai, jeigu tai padarysite, tai nėra čia ko. Aš pati nerūkau, man tai nemaišo, bet jeigu jau taip valdžia nusprendžia, tai ką daryti. Sutinku, aš palankiai vertinu tokį sprendimą. Nu, kodėl? Ar jums trukdo, kad ten rūko ant tų suoliukų visi susėdė? Ar kaip? Pati nerūkau, nepalaikau rūkančiųjų, tai kenkia sveikatai, bet to tai yra kultūros klausimas. Ir kadangi mūsų miestas toks gražus, tokie gražus parkai, tai manau, kad tikrai sugadintų visą opiniją toks požiūris leisti rūkyti. Man tai netrukdo. Netrukdo. Atsako, tai ir jaunimas matytų mažiau blogo pavyzdžio ir vaikai nekvėpuotų ir panašiai. Tai būtų kažkokia vieta padaryta ir viską. Bet jums ir kad rūkoma, tai nemaišo? Ne. Nu, kad greta rūko, tai nelabai gerai. O kad toliau rūko, tai prie mane dūmas neprieina.
Žodžiu, jums ar taip netrukdo? Nu, ką žinau. Visaip gerai. Visaip gerai. Tikimasi, kad uždraudus rūkyti minėtose viešose vietose, mažiau žmonių bus priversti kvėpuoti tabako dūmais, mažiau blogų pavyzdžių matys jaunimas. Prie mokyklų ten, bet ypatingai link Kvinevičiaus gatvė, ten link turgelio, tokie yra ten, išeina iš tos mokyklos geros, gražios, susispiečia mergaitės ir berniukai, krūva didžiulį ir savo pipjuoja. Ką tu dabar jaunimą sutvarkysi? Jaunimas, matot, išdaužė Kaune langus pirmą dieną. Matot, koks jaunimas yra. Čia labai sunku ką nors. Jums netrukdo, kad rūko ar nerūko? Ne, jau man visai vienodai. Mano šeimos niekas nerūko. Tai man va taip aš nesu suinteresuota ir man tai nemaišo. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki rytojaus. Artėjant žiemai bendrovė Saudosta siūlo jums įsigyti plastikinius langus ypatingomis kainomis. Čia rasite ne tik langų, bet ir durų, garažo vartų, roletų, žaliuzių pačiomis palankiausiomis kainomis. Bendrovė atlieka ir statybos darbus. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.